Sveiki! Šiandieną apie omega-3 riebalų rūgščių reikšmę moterų sveikatai kalbiname akušerę ginekologę Ramoną Čepulienę. Ramona, kai dabar tiek daug duomenų ir kalbama apie omega-3 riebalų rūgščių poveikį širdies kraujagyslių sveikatai, noriu jūsų paklausinėti apie šitų pačių baisiai vadinamų EPR ir DHR omega-3 riebalų rūgščių reikšmę moterų sveikatai. Apie ką galėtumėt papasakoti, kam jom tai svarbu? Taip, Olga, iš tiesų dažniau žmonės išgirsta apie omega-3 rūgštis grįžę iš vizito pas šeimos gydytoją ar kardiologą, kada būna padidėjęs cholesterolio kiekis ir pataria vartoti šiuos preparatus. Tačiau omega-3 yra tokios ypatingos rūgštis, kurių mūsų organizmas pats nepasigamina. Ir tai yra medžiagos, kurias turim gauti su maistu iš išorės. Vėlgi, tai yra labai svarbios rūgštis, todėl kad jos yra tarsi tarpininkai tarp mūsų organizmo uždegiminių, imuninių ir hormoninių procesų ir slopina būtent uždegiminių faktorių sintezę organizme. O lėtinis uždegimas yra daugelio būklių pagrindas. Taip pat, kalbant apie moteris, jos būtų labai svarbios keliais gyvenimo periodais. Vėlgi norėčiau pirmiausia kalbėti apie nėštumą. O dėl ko būtent nėštumo metu tos omegos taip staiga tampa reikšmingos? Nėštumo metu omega-3 rūgštys yra svarbios vaisiaus vystymuisi, nes tai yra labai svarbi smegenų ir akių tinklainės sudedamoji dalis. Taip pat jos gali užtikrinti ilgesnę nėštumo trukmę ir didesnį vaisiaus svorį. Paminėjot ilgesnę nėštumo trukmę. Kiek ta trukmė prailgėja ir kokia iš to nauda? Tokia informacija, tokie duomenys paprastai ateina po ilgalaikių stebėjimų. Ir buvo pastebėta, kad priešlaikinių gimdymų skaičiai Skandinavijos šalyse, Faroe salose, kur tikrai dietoje yra gan daug žuvies, yra priešlaikinių gimdymų skaičių ženkliai mažesnis, apie 5%. Tuo tarpu Amerikoje jisai siekia ir viršyje 10%, Lietuvoje apie 8% kūdikių gimsta neišnešioti. Buvo paskaičiuota, kad nėštumo trukmė gali būti net 5,7 dienom ilgesnė, jeigu moteris vartoja pakankamą kiekį omega-3 rūgščių. Tuo tarpu, jeigu vartojama per dieną mažiau negu 150 mg omega-3 rūgščių, gali prieš laiką plyšti vaisiaus dangalai ir įvykti priešlaikinis gimdymas. O tai kiek nėščiosioms reikėtų gauti, gal galim pasvarstyti kartu? Tai taip pat yra diskutuojama, tikslus poreikis nėra žinomas, tačiau žinoma, kad tikrai reikėtų daugiau negu nenėščiai moteriai. Ir manoma, kad tai galėtų būti nuo 250 iki netgi gramo omega-3 rūgščių per dieną. Gerai, tai tada, jeigu nėščioji jau nusprendė, kad reikia pasirūpinti, kad užtektų tų omega-3 riebalų rūgščių, kaip jai susigaudyti? Ar jai užtenka ar neužtenka to, ką jinai suvalgo? Kad nėščioji gautų pakankamą omega-3 rūgščių kiekį yra labai svarbu, nes kūdikis daugiau iš niekur kitur vaisius negaus. Tik tai per mamą jos praeina per placentą. Iš kur jų gauti didžiausias kiekis omega-3 rūgščių yra vėlgi jūros produktuose žuvyje. Jeigu nėščioji valgo per savaitę kartą arba 2 kartus žuvies, tai 2 kartus valgant po 100 gramų žuvies tikėtina, kad gaus nuo 100 iki 250 mg. Gauname tokią situaciją, kad daugiau žuvies nepatariama valgyti nėščiosiom dėl per didelio galimo gyvsidabrio ar vitamino A kiekio, tačiau mums reikalinga užtikrinti omega-3 rūgščių kiekį. Tai netgi ir valgant
porą kartų per savaitę žuvį, gali tekti omega-3 kiekį papildyti iš papildų. Ramona, tai jeigu teisingai supratau, tai nėščioji suvokusi, kad jai būtinas yra pakankamas ir jai ir vaisiui gana didelis omega-3 riebalų rūgščių kiekis. Kaip jai susiorientuoti, kiek jinai gali susirinkti iš žuvų produktų, ir kiek rekomenduojama, ir ką daryti, jeigu akivaizdžiai nepakaks? Na, šioje vietoje, kaip jau minėjau, dažniausiai bus tokia situacija, kad moteris valgydama 2 kartus per savaitę žuvį, daugiau kartų žuvį ir gyvos gėrybės nerekomenduojam nėščiosiom vartoti, ji gaus apie 100-250 mg per dieną, kas bus nepakankamas kiekis užtikrinti sklandų vaisiaus vystymąsi. Kaip minėjau irgi, tai labai svarbu, net jeigu ir nekalbėsim apie priešlaikinį gimdymą, tai svarbu vaisiaus smegenų ir akių vystymuisi. Todėl greičiausiai, kad reikės dar gaunamą kiekį papildyti omega-3 iš maisto papildų. Jeigu dabar su nėščiosiom yra aišku jų situacija, kad rekomenduojama žuvies kiekis negali užtikrinti to laikotarpį, to poreikio dažniausiai, kokios dar kitos kitų amžiaus grupių moterų sveikatos būklės, kuriuose svarbu pasiekti gerą, pakankamai aukštą omega-3 riebalų rūgščių kiekį kūne? Tai, kaip minėjau, omega-3 rūgštis tinka prie visų būklių, kada yra lėtinis uždegimas. Taigi, jeigu turėsime endometriozę, skausmingas mėnesinės, tai taip pat gali pagelbėti omega-3 rūgštis. Taip pat yra duomenų, kad omega-3 rūgštis gali palengvinti šiek tiek ir klimakterinius simptomus, kas yra svarbu vyresnio amžiaus moterim. Taip pat yra duomenų, kad omega-3 rūgštis yra tinkamos moterims sergančiam policistiniu kiaušidžių sindromu arba gerina lytinių ląstelių kokybę ir pastojimo tikimybę taikant pagalbinio apvaisinimo technologijas. Tai taip, reziumuojant, atrodytų, kad omega-3 riebalų rūgštis įvairiais moters gyvenimo periodais yra toks vertingas papildymas, vertinga labai medžiaga, jeigu pavyksta jos surinkti kiek reikia. Manau, kad taip, mažinant lėtinį uždegimą, mažinant oksidacinį stresą organizme, ką daro omega-3 rūgštis, tai tikrai vertingas maisto papildas. Dėkui.